Pastaraisiais metais karai vyksta ne tik fronte. Vis dažniau kovojama dėl žmonių pasitikėjimo valstybe, institucijomis ir pačia demokratija. Melaginga informacija, visuomenės skaldymas, kibernetiniais atakos ir nutekinti duomenys tampa priemonėmis, kuriomis priešiškos valstybės siekia silpninti Lietuvą iš vidaus. Kaip atpažinti informacinį karą ir kaip jam ruošiasi valstybė, apie tai kalbamės su Seimo nariu Laurynu Kasčiūnu. Mes esame pirmiausia demokratinė valstybė. Antra problema yra susijusi su tuo, kad socialiniai tinklai yra sunkiai pasiduodantis kokiai nors nacionaliniam taisyklėm, nacionaliniam reguliavimui. Tai yra realiai megakorporacijos, kurios suinteresuotos, kad žmonės reikštų savo nuomonę. Mažai kontroliuoja botus, mažai kontroliuoja trolių fermas, mažai kontroliuoja dezinformaciją. Ir natūralu, kad čia, pavyzdžiui, visos ES reikalas, kaip amerikietiškom arba kinietiškom socialiniam platformom įpareigoti jas laikytis tam tikrų taisyklių. Ir tai nėra labai paprasta. Mes tikrai griežtiname įstatymus, bet įstatymai, aišku, yra viena, realybė yra kita. Dar tikrai daug turėsim padaryti, kad realiai galėtume išvengti, pavyzdžiui, dezinformacijos arba priešiškos propagandos socialiniuose tinkluose. Ir negaliu pasakyti, kad čia bus tokia garantuota pergalė, nes tai yra tiesiog technologinis pasaulis, kuriame valstybė visada atsilieka. Visada. Nenorėkim ir nėra pavyzdžių, kurios valstybės, sakykime taip, žingsnių priekyje. Atvirkščiai jos turi prisitaikyti. Čia labai svarbu vis tiek, nepamirškim ne tik apie tai, kad valstybė turi imtis tam tikrų žingsnių, bet kaip žmogus pats priima arba nepriima dezinformaciją. Ar leidžiamas jis yra save suklaidinti ar ne. Ir faktas, ką mes turim labai tokį sudėtingą reiškinį dabar, mokslinėje literatūroje vadinama posttiesos visuomenė, kai žmonės jau nebeieško faktų, kai žmonės nebeieško tiesos, o ieško ir turi savo tiesą arba savo naratyvą. Tie socialiniai burbulai tiesiog yra sukūrę keletą tokių save paaiškinančių schemų ir žmonės jose yra ir sukasi. Ir jas ištraukti jos iš tų schemų yra labai sudėtinga. Tik europinių lygmenių, iš tikrųjų, tik europinių lygmenių galima kai kurios dalykus padaryti. Tai yra įpareigoti socialinės platformas, laikytis tam tikrų standartų. Mes galim bandyti, bet yra sudėtinga, yra idėja, pavyzdžiui, uždrausti TikToką Lietuvoje. TikTokas tai yra kiniečių socialinis tinklas, kuris sukurtas į algoritmai taip, kad priešintų žmonės, iš principų. Tai yra kiniečių realiai mechanizmai, bet to plus tavo informacija, kuri ten yra, kai tu įsitrauki tą programėlį, jinai gali nueiti ir kiniečiams, kadangi tai yra, realiai Kinija nėra demokratinė šalis, autoritarinė šalis. Komunistų partija įpareigojus net ir privačias kompanijas realiai pumpuoti duomenis, jeigu reikia, į jų bazę. Tai šia prasme yra variantas. Bet vėlgi, kai tu darysi tą vienas, tai yra neefektyvu. Turi būti kažkoks priimtas rimtas europinis sprendimas. Yra dabar registruotas pasiūlymas uždrausti bent jau iki 16 metų socialinius tinklus. Visi ekspertai sako, kad taip reikia, nes čia yra ne tik nacionalinio saugumo klausimas. Įsivaizduokit, kas vyksta. Jau dabar atsiranda žmonių, kurie turi savo dirbtinio intelekto draugus socialiniuose tinkluose. Jis su jais bendrauja ir panašiai. Šis žmonės išeina iš realaus gyvenimo, įeina į socialinių tinklų burbulus ir jie jau nebepažįsta sociumo, visuomenės. Registrų centro duomenų nutekinimo istorija sukėlė daug nerimo visuomenėje. Ar šis incidentas netapo auksinė medžiaga priešiškoms valstybėms siekiančioms parodyti, kad Lietuva nesugeba apsaugoti savo žmonių duomenų ir institucijų? Tai yra šokiruojanti istorija, rodanti, kiek mes esame pažeidžiami. Yra tikrai labai daug ženklų, kad būtent tai padarė priešiškos valstybės ir priešiškų valstybių saugumo tarnybos. Taip, tai yra faktas. Dabar kas galėtų vykti? Tarkime, kalbant apie žmonės, kurie šiaip gyvena, užsiima savo verslais, dirba valstybės tarnyboje, sakykime taip, tai jie matyt gali būti šiek tiek, jie tikrai dabar netiki valstybę, pakirstas jų pasitikėjimas valstybė, mūsų visom saugumo sistemom, tačiau jie gali būti, pavyzdžiui, bandoma juos įtraukti į kažkokius sukčiavimo tinklus ir taip toliau. Bet kai kalbam, pavyzdžiui, apie aukštus valstybės pareigūnus, apie žvalgybos tarnybų darbuotojus, apie aukšto rango tarnautojus, karininkus, jų duomenys, kurie nuėję, privatus duomenys, jau gali būti naudojami įvairiom gilesnėm atakom
įgaliojimų ir operacijų. Galų gale, jeigu tai priešiškų valstybių tarnyba, tai jinai gali kurti profilius, tarkim, jeigu artėtų X diena, tai būtų tie žmonės pagrindiniai, juk taikiniai būtų, čia net nebejokim, jiegi priima sprendimus realius, ar ne? Tai jie žino, kur jie gyvena, kas yra jų bendrasavininkai, kur jie gali būti tuo metu ir taip toliau. Tai tarnybom šitą informaciją irgi labai reikalinga. Tai čia yra didžiulis mūsų pralaimėjimas, didžiulis įvartis į savo vartus. Aš labai tikiu, kad čia bus toks sukrėtimas, kad jau mūsų visos įstaigos, ypač tos, kurios kaupia mūsų visų duomenys, nes registrų centras čia yra sveikata kartu, taigi čia ne jokas, čia rimti dalykai. Jie pagaliau imsis susitvarkys. Ar nemanote, kad dalį nepasitikėjimo valstybę sukuria ne tik priešiškos šalys, bet ir pačių institucijų klaidos, uždarumas arba lėta reakcija krizėse? Krašto apsaugos sistema, prie kurios teko irgi prisidėti, jinai turi kibernetinio saugumo centrą. Tai krašto apsaugos sistema, jinai gerai izoliuota yra savo. Jinai turi technologinį tokį sieną labai stiprią nuo priešiškų bandymų. Bet kai mes bandom įpareigoti visiškai kitas institucijas, kitose gyvenimo srityse veikiančias, tai mes įstatymus turim, kurie įpareigoja jų vadovus rūpintis, bet jie matyt žiūri pro pirštus. Ką pasakytumėte žmonėms, kurie šiandien jau nebežino, kuo tikėti - žiniasklaida, politikais ar anoniminiais kanalais, kurie dažnai atrodo atviresni ir drąsesni už oficialius šaltinius? Patikėkit, ir to bus vis daugiau. Tai šia prasme pirmiausia reikia tikrinti faktus, reikia įjungti savo kritinį mąstymą, reikia netikėti kažkokiais tai naratyvais primestais iš šono. Visą laiką reikia pasitikrinti, neužsidaryti kažkokiose bendruomenėse, kurios primena fanatikų grupės. Tai reikia truputėlį iš viso to išeiti ir matyti visą platų paveikslą. Ir aišku, jau kai artėja kokia nors krizė, tai jungtis nacionalinį transliuotoją, mėgstam mes jį, nemėgstam, ne apie tai kalba, bet ten bus ta tikroji objektyvioji informacija.